Lapkričio 22. Nes uolumas tavo namams sugraužė mane. Psalmių knyga 69 skyrius 9 eilutė. Šalti, turintys įskaičiavimų, taupų žmonės gali turėti kai kurių teigiamų bruožų, tačiau tie, kurie kartą jau patyrė viešpaties malonę, negali būti nei šalti, nei drungni. Kartą uždegta meilė turi atvesti juos iki deginančio uolumo. Tai buvo su mūsų viešpačiu Jėzumi, ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl tėvas mylėjo jį. Tegul visi, kurie trokšta patikti viešpačiui, būna pripildyti tą pačią uolumo dvasią, teisingumui ir tiesai, o tas uolumas sudegins juos kaip tas aukas ant viešpaties aukuro. Taip darydami jie labiausiai patiks Dievui ir bus jam priimtini per Jėzų, mūsų viešpatį. Uolumas tai energingas atsidavimas tam tikram reikalui ir džiaugsmingas aktyvumas jo labui. Tinkamai išvystytą uolumą Dievo vaikuose gauname sujungę tam tikrą skaičių charakterio bruožų, tarp kurių ypatingai išsiskiria tikėjimas, viltis, meilė, aktyvumas, entuziazmas ir paklusnumas. Dievo vaikų uolumas yra nukreiptas į Dievo plano įgyvendinimą ir veikia įvairiai asmenų ir principų atžvilgių priklausomai nuo jų laikysenos ir požiūrio į Dievo planą. Taigi uolumas žiūri palankiai į vienas elgesio normas ir vienus asmenis, ir žiūri nepalankiai į kitas elgesio normas ir kitus asmenis. Uolumas Dievo namams yra uolumas viešpaties namų naudai, ir uolumas, kuris būdingas viešpaties namams, reiškia energingą atsidavimą bažnyčiai ir veiklą jos naudai, sutinkamai su Dievo žodžiu. Kaip buvo su Jėzumi, taip yra ir su mumis, nes toks uolumas – tai savęs aukojimas, kuris sudegina mus ir viską, ką turime, kuo norime būti ir viską, ką tikimės turėti kaip žemiški žmonės. Klausimai: ar šią savaitę buvau uolus dėl viešpaties? Kur, kokiu būdu, kodėl, kas man padėjo ar trukdė? Kokios buvo pasekmės? Nes uolumas tavo namams sugraužė mane. Psalmių knyga 69 skyrius 9 eilutė.